Gerai, tai labadiena gerbiami tarybos nariai, pradėsime 2022 metų kovo 31 dienos tarybos posėdį ir tarybos nariai Alfredas, matau, yra, Vilma Bartusevičienė yra, Marijanas Bilinskis yra, Remigijus Bonikatas yra, Virginijus Daugėla yra, Marija Gudonienė yra, Julius Jagminas yra, Vytautas Kalesnikas yra, Ana Kuznecovienė, Ana matome yra, Alfonsas Romas Maršalka yra, Vidmantas yra, Inga Matukaitė yra, Darius Paliukėnas yra, vicemerė Janina Pažusienė yra, Živilė yra, Daiva Puzinienė nedarbingumas, Virginijus yra, Alytė yra, Rimas Stepaitis yra, Linas Šalkauskas yra, Romas Zibalas yra. Tai mūsų dalyvauja iš 21-20 tarybos narių. Taip, dabar gerai, pasitvirtinam darbotvarkę. Gerbiami tarybos nariai, mūsų pagrindinė posėdžio darbotvarkė yra 39 klausimai. Tik kviečiu balsuoti visus, kas už pagrindinę posėdžio darbotvarkę. Kas už, kas prieš, susilaikė nėra, vienbalsiai patvirtinta darbotvarkė. Ir dabar yra taip. Romos Zibalo nusišalinimas 30 klausimų. Vidmanto nusišalinimas 10 klausimų, Alytės nusišalinimas 10 klausimų, Virginijaus Daugėlos nusišalinimas 38 klausimų. Tarybos narė aš pasižymėjus, bet jeigu kažką praleisčiau, tai jūs sakykit prieš balsuojant. Dabar Vidmantas yra užsiregistravęs, kad norės po tarybos pasisakyti, pasišnekėti, tai aš manau apie tą patį daugiabutį. Ir Alfredas nori pasisakyti pirmų klausimų ir 5 klausimų. Tai gerbiami tarybos nariai, viską pasižymėjom ir judame į priekį. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai. Gerbiami tarybos nariai, komitete klausimų nesulaukiau. Manau, ataskaita yra išsami, įžanginis žodis turbūt dar išsamesnis. Jeigu ar klausimų kol pagalvosit, aš manau, kad mes leidžiam pasisakyti tarybos nario Alfredui. Prašau, pagal reglamentą. Labadiena visiems, gerbiama merė, tikriausiai nepaslaptis, kad jūsų viešųjų ryšių komandoje dirba iki 10 darbuotojų, kurie rūpinasi jūsų įvaizdžiu, rašo straipsnius, rašo atsiliepimus, photoshopina nuotraukas ir šiaip informaciją renka. Ir jie yra finansuojami iš savivaldybės biudžeto. Norėjau klausti, ar neketinate mažinti šitos viešųjų ryšių komandos? Taip, tai gerbiami rajono tarybos nariai, šiuo metu kalbėjo teistas už šmeižtą Alfredas Astikas. Šiuo metu jisai irgi teisiamas ir net keliais nusikaltimais. Ir šis žmogus ką tik viešai, girdint visiems tarybos nariam, šmeižė ir vėl meluoja, nes viešųjų ryšių specialistas mero yra tai mero patarėjas. Jokių 10 žmonių meriai nedirba. O jeigu merė gerai rašo postus arba merė gerai atrodo, tai yra tik jos arba jos vyro nuopelnas. Ne visada reikalingas ir photoshopas. Prašau, tai jūsų pasisakymas baigtas, tarybos nariai ar turi... Genetika dar kartais irgi labai duoda, galit pasižiūrėti tarybos narę Mariją Gudonienę, tai yra mano mama, tai genetika savo irgi daro. Tai jeigu apie ataskaitą ir apie darbus Širvintų rajono žmonėm klausimų nėra, tikrai ataskaita, aš manau, tikrai išsami,
su žmonėmis, su gyventojais bendraujam tiesiogiai ir betarpiškai ir visiškai nežiūrinti tai, kad ir tikrai buvo sunkus pandeminis laikotarpis, bet buvo ir gyvi susitikimai ir kiemuose, ir kur tik tai įmanoma, į gyventojų visus prašymus yra reaguojama, gyventojai jau įprato ir tikrai ne visada jiem reikia į savivaldybę rašyti ar raštų tekstus, mes susirašom ir socialiniuose tinkluose, Facebooko žinutėm, jie užduoda klausimus, iškart specialistai atsako. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad atsirado specialistė vietoj moters išėjusios į dekretinės. Laikinai atsirado žmogus, kuris užėmė vietas, tai yra savivaldybės atstovo, tai yra visiems gyventojams ir komentarai stengiamasi atrašyti, tai yra savivaldybės specialistė vietoje Andriukaitienės, kol Andriukaitienė grįš iš dekretinių. Tai dar labiau vyksta tas bendravimas su gyventojais. Tarybos nariai, ar dar turėsite kas klausimų? Alfredas, prašau. Gerbiama merė, jūs minėjot, kad aš 1 ir 5 klausimų noriu pasisakyti, bet buvau dar užsirašęs, kad posėdžio pabaigoje noriu pasisakyti. Tai gerai, būtinai pasisakysit, nepamiršiu, jeigu kas priminsit kolegos. Tai klausimų nėra, kviečiu balsuoti už mero ataskaitam. Aš labai tikiuosi, kadangi darbų daug padaryta, darbus palaikėt tiek opozicija, tiek valdančioji vienareikšmiai prisidėjo prie šitų darbų, opozicija šituos mūsų siūlomus darbus visą laiką palaikydavo, tai aš tikiuosi, opozicija ir pati savo darbus įvertins ir palaikys ataskaitą. Kviečiu balsuoti, kas už, kas prieš. Prieš 5 susilaikė nėra, 1 susilaikęs Virginijus, ačiū. Mero ataskaita yra patvirtinta. Antrasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos. Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė. Kaip direktorė šiandien gražiai atrodo. Prašom. Labą dieną. Taigi prieš jūs pateikta 2021 metų Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir mano, tai yra administracijos direktorės veiklos ataskaita. Šiame dokumente pateikta svarbiausia 21 metų veikla ir jos rezultatai, pagrįsti išsamiais pavyzdžiais. Kartu tai visos tvirtos mūsų komandos metų darbo, patirčių ir įgyvendintų uždavinių santrauka. Tad už bendrą komandinį darbą nuoširdžiai dėkoju savivaldybės meriai, vicemeriai ir visiems, be abejo, kiekvienam administracijos darbuotojui. Tik išvien siekdami bendrų tikslų galima pasiekti tiek daug dėl kiekvieno Širvintų krašto gyventojo ir jo gerovės. Tad ataskaitos išsamiai nepristatinėsiu, galbūt yra klausimų. Tarybos nariai, prašau, ar direktoriai turite klausimų? Prašau, Inga. Tai noriu pasakyti, tai aš tikrai nepritariu jūsų vadovybės vykdomai politikai Širvintų rajone, bet kviečiu balsuoti už ataskaitą ir taip palaikyti savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie tikrai labai nuolankiai vykdo visus įsipareigojimus. Prašau, tarybos nariai, ar dar klausimų turėsite? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už antrąjį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 2 susilaikė, 18 už, sprendimas priimtas. Ačiū labai, sveikinam direktorę. Ir trečiasis sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir prašau, pranešėja taip pat administracijos direktorė Ingrida, taip? Taip, tai prieš jūsų akis taip pat
21-23 metų strateginio veiklos plano ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 21 metų veiklos ataskaitą. Taip pat jos išsamiai nepristatinėsiu, galbūt yra klausimų. Prašau, Alytė. Valdymo tobulinimo programoje, tos programos apžvalgoje, jūs rašote, cituoju, kad nuo to, kaip efektyviai dirba savivaldybės taryba, administracija, priklauso visų programų įgyvendinimo rezultatai ir rajono vystymo perspektyvos. Tai noriu paklausti, ar tai, kad tarybos posėdžių metu yra išjungiami tarybos narių mikrofonai, kad keliant ranką jiems neleidžiama pasisakyti, tai šitie dalykai prisideda prie efektyvios veiklos? Tai tikrai valdymo tobulinimo programa neapima kažkokių techninių nesklandumų tarybos posėdžių metu, tai turima mintyje, ar tarybos nariai pritarė mūsų teikiamiem klausimam ar nepritarė. Tai tikrai, kadangi valdančioji yra stipri, tai labai džiaugiuosi, kad pritarė visiems klausimam ir tikrai tas darbas yra sklandus dėl to, kad yra priėmami sprendimai geri. Taip, tik tai akcentuoju, kad tarybos nariai ne visą laiką turi galimybę pritarti arba nepritarti. Ir turiu antrą klausimą. Taip, prašau, antrasis klausimas. Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijoje pasiekimuose 21 metų 30% yra pasiekta mažiau nei planuota. Tai noriu dar paklausti, kokiose srityse vis tik tai nepavyko pasiekti tų vertinimo kriterijų. Ir galbūt galite įvardinti, kas lėmė? Čia jūs turite minti kažkokį konkretų Taip, ten yra tikslų ir vertinimo kriterijus pasiekiamumas ir daugelis kriterijų tikrai ten turi ir 95% ir 100%, bet pasiekta yra 70%, o nepasiektų yra 30%. Tai tiesiog reikėtų kiekvieną kriterijų analizuoti ir čia taip apibendrintai pateikta. Tai čia labai įvairūs dalykai lemia pasiekimą, tai ir žmonių skaičius, galbūt finansinių išteklių trūkumas ir panašiai. Tai čia reikėtų kiekvieną kriterijų žiūrėti ir užduoti klausimą ties kiekvienu kriterijum, tai apibendrintai negalėčiau atsakyti. Taip, tai ten sveikatingumo, kultūros ir socialinės apsaugos srityje yra nepasiekti šitie kriterijai. Tai gal dabar galėsit pasakyti, kas lėmė vis tik tai tų kriterijų? Na tai pavyzdžiui, siektina buvo reikšmė vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, tai galbūt ta trukmė šiek tiek nepasiekta ir panašiai, tai čia gyventojų, ar ne, yra. Na, kiti dalykai tai irgi nepriklausantis nuo mūsų tiesiogiai yra, tai labai sudėtinga pasiekti kažkokius kriterijus, bet jų siekti mes turime. Ir kadangi ne visuomet nuo mūsų priklauso jų pasiekiamumas, tai tiesiog būna, kad ir kažkokie kriterijai nepasiekiami. Gerai, ačiū. Ir pastabos ar kažkokios pretenzijos dėl tarybos posėdžių, tai turėtų būti man, ne administracijos direktoriai, nes reglamentas yra patvirtintas mūsų pačių tarybos narių ir jūs patys reglamentą patvirtinot vienbalsiai ir patys nusprendėt, kiek skirti laiko klausimam, kiek skirti laiko atsakymam, o kadangi mes labai sąžiningai ir kruopščiai laikomės reglamento, tai po jums skirto laiko būna paspaustas mygtukas mute, todėl ir išsijungia tos kameros ir tas yra nustatyta ir užprogramuota. Gerbiami tarybos nariai, jeigu administracijos direktoriai klausimų dėl trečio sprendimo neturime, kviečiu balsuoti, kas už šį sprendimą, kas už, kas prieš, susilaikė. 5 susilaikė, 15 už, sprendimas priimtas. Ketvirtasis sprendimas, ačiū direktoriai, ketvirtas sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai ir gerbiama kontrolierė Audronė Adomavičienė, prašau, jūs prisijungė, lyg tai matėm, paskui jau nebematėm. Jeigu Gediminas šalia yra, tai tada bus viskas gerai. Taip, kontrolierė, mes matom, bet negirdim, prašau garsą įsijungti.
Taip, dabar jau girdime, dabar jau vėl negirdime. Dabar jau girdime. Prašau, gerbiama kontrolierė. Labą dieną visiems. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad nedalyvavau komitetų posėdėje dėl sveikatos. Kaip ir kas metai pateikiu veiklos ataskaitą už 21 metus. Aišku, veiklą, kaip ir visų, koregavo pandemija. Viskas trumpai yra aprašyta ataskaitoje. Gal bus kažkokių klausimų? Prašau, tarybos nariai ir kontrolieriai, turite klausimų? Alytė? Negirdžiu. Viena iš jūsų tarnybos funkcijų yra auditas savivaldybės valdomų įmonių. Tai norėjau paklausti, per pastaruosius 3 metus, kokioms savivaldybės valdomoms įmonėms buvo atlikti auditai? Čia yra ataskaita už 2021 metus. Gerai, ačiū, merė, kad pataisėt. Noriu pasakyti, kad šitų įmonių visus auditus atlieka nepriklausomi auditoriai. Aš neturėčiau teisės jų išvadas paneigti ar kažkaip tai. Jų auditų tikrumą, teisėtumą tikrina auditorumai. Gerai, ačiū kontrolieriai už atsakymą. Prašau, Inga. Tai aš gal replikuosiu šiek tiek, nepriklausomai auditai daro finansinės ataskaitas, bet jūs galite daryti veiklos auditus. Ir tada mano klausimas būtų, jūs nurodėte, kokias sumas auditavote. Gal galite pasakyti, kiek tai maždaug sudaro procentų savivaldybės biudžeto, kaip finansinė ataskaita 20 metų jau tuo tarpu. Jūs turite omenyje ataskaitoje skaičius pateiktus? Taip. Ta prasme, jūs įvertinate... Būtent tas sumas ir tos sumos yra audituotos. Tai aš suprantu, bet kiek procentų tai biudžeto sudaro? Audito metu juk visas procesas, jūs puikiai žinote, kad auditas tai yra procesas, kurio metu įvertinamos rizikos, įvertinama vidaus kontrolė ir surinkus visus faktorius, turėjusius įtakos finansiniai veiklai, finansinėms ataskaitoms, tada audituojama. Taip, aš šitą visą procedūrą puikiai žinau. Gerai, tai ačiū, prašau. Prašau, antrasis klausimas, Inga. Negirdžiau? Inga, antrasis jūsų klausimas. Labai būtų malonu, jeigu neišjunginėtumėt mikrofono. Ačiū. Antras mano klausimas. Mes laikysimės reglamento. Prašau, antrasis klausimas. Gal galėtumėte įvardinti, kokios didžiausios, rizikingiausios sritys yra Širvintų rajono savivaldybėj? Atlikot rizikų vertinimą ir kuriuose srityse didžiausios rizikos buvo nustatyti? Kas metai, dėl ko pasisakau, sąlyginę nuomonę reiškia būtent dėl turto, dėl kelių apskaitos. Kadangi keliai nesuinventorizuoti, šita problema yra visos Respublikos ir todėl negalima pasisakyti, kad būtent kelių ta likutis apskaitoje esantis, ataskaitoje esantis, jis yra teisingas. O daugiau rizikų nėra, tik kelių, taip? Teisingai supratau. Tai yra tų rizikų visokiausių. Tai viskas įsivertinama. Gerai, ačiū kontrolieriai už atsakymą. Gerbiami tarybos nariai, ar bus dar klausimų? Klausimų nėra. Kviečiu balsuoti už savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 5 susilaikius. 15 už, sprendimas priimtas. Taip? Taip. Ačiū kontrolieriai. 5. sprendimas dėl pritarimo Širvintų savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir prašau, Remigijus Bonikatas. Tarybai yra pateikta savivaldybės kontrolės komiteto 21 metų veiklos ataskaita.
Tarybos nariai, ar turime klausimų? Komitete lyg tai klausimų niekas ir neturėjo. Alfredas. Alytė, prašau. Tai noriu pasakyti, kadangi esu pati kontrolės komiteto narė, tai noriu pasakyti, kad ataskaitoje pateikti faktai tikrai nėra tiesa, nes jūs rašot, kad kontrolės komiteto nariai gilinasi į esmę, tai jokio aktyvumo tikrai nėra. Ir svarbiausiais tais svarstomais klausimais tikrai pasiūlymų nėra sulaukta. Jeigu norėtumėt paneigti, tai labai norėčiau paklausti, gal prisimenat, kokie pasiūlymai buvo ir į kokius pasiūlymus buvo atsižvelgta. Tai aš turbūt... Galiu atsakyti ir aš. Aš klausiu kontrolės komiteto. Prašau, gerbiamas Remigijau. Tai klausykite, jūs sakote dėl aktyvumo. Tarp kitko, iki kovo 15 dienos buvo pasiūlyta jums pateikti pasiūlymus, klausimus. Neišgirdau nei vieno, o jūs kalbate apie kažkokį tai aktyvumą. Pati neaktyvi tada. Taip? Remigijau Bonikatai. Gerai, ačiū tarybos nariui. Buvo klausimas, gavome atsakymą. Prašau, Inga. Tai aš gerbiamų Bonikatui norėčiau patikslinti, kad klausimas buvo apie 21 metus, o ne apie šiuos metus, iki kovo mėnesio pasiūlymus. Apie 21 metus ir galėjo pasiūlyti, ataskaitą juk svarstė, praeitų metų. Tai planą tikriausiai svarstė. Gerai, ačiū, prašau, Alfredas. Noriu dar kartą priminti, kad kontrolės komiteto pirmininkė paskirta neteisėtai, nes įstatymas numato, kad Koksai jūsų klausimas? Yra... Ne kontrolės komiteto pirmininko klausimas svarstom. Prašau, ar dar bus klausimų? Klausimų ne. Alytė, prašau, antrasis klausimas. Taip, noriu pasakyti, kad kadangi yra įrašas ir jūs kaip kontrolės komiteto pirmininkas pasakėt, kad iš mano pusės nėra jokio aktyvumo, tai noriu pasakyti, kad iš 4 jūsų suorganizuotų posėdžių 3 dalyvavau ir kiekviename posėdėje yra mano pasiūlymai. Todėl labai kreipsiuos matyti etikos komisiją, kad šitą jūsų klausimą ištirtų. Ačiū. Labai ačiū už aktyvią poziciją, tačiau aš kalbėjau ne bendrai, o apie... Gerbiamas Remigijau, nereikia teisintis. Tada, kai žmogus iš 4 posėdžių ateina į 3 ir neturi ką pasiūlyti, tai jisai turi bent pasiginčyti, kad jis yra labai, labai aktyvus. Bet kartais aktyvumas gali atnešti daugiau žalos negu naudos. Ir matau, nori žodžio Vidmantas. Prašau. Taip, aš norėčiau, ko gero, Ana buvo pirma pakėlusi ranką, tai užleidžiu ją. Ana vėliau prisijungė ir jinai kaba žemai. Todėl, prašau, gerbiam Ana. Sveiki visi dar kartelį. Tai aš norėčiau papildyti gal tiesiog Alfredo pasisakymą ir tuo pačiu paklausti, ar ponas Bonikatas atstovaudamas valdančiuosius ir vykdo kontrolę kaip kontrolės komiteto pavaduotojas, ar nematotame interesų konflikto tiesiog? Gerai, ačiū labai. Gerbiama Ana, jūs puikiai žinote, kad taryboje teisėtai ir netgi po jūsų daugybės visų skundų vyriausybės atstovui kontrolės komiteto pirmininkas buvo paskirtas teisėtai. Aš nelabai suprantu, apie ką jūs čia po 3 metų dabar kalbate. Ar kalbat tik tai dėl to, kad kalbėti? Kalbame, kad laikytis įstatymų. Ačiū, kad palaikot Remigijų. Prašau, Vidmantas. Vidmantas, nekalbėsi? Dabar tik tai įsijungia mikrofonas. Daugumą, ką aš norėjau užduoti klausimą, jau buvo užduota kolegų, bet taip ir neatsakė, kaip galima suderinti valdančiosios ir kontroliuojančios darbą, juk kontroliuojantysis... Gerbiamas Vidmantai, ačiū, atsiprašau. Gerbiamas Remigijau,
tai niekaip nėra susiję su kontrolės tarnybos komiteto veiklos ataskaita šitie klausimai. Aš laukiu susijusių klausimų. Susijusių klausimų nėra, kviečiu balsuoti. Kas už kontrolės komiteto 2021? Alfonsas Romas Maršalka, prašau. Ai, ne, jūs kėlėt, supratau. Kontrolės ataskaita už 5 sprendimą. Kas už? Kas prieš? 4, 5, susilaikė. 5 ir 1 susilaikė. Sprendimas priimtas. Dėkoju. 6 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 21 dienos sprendimo numeris 1/242 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris 1/252 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo dalinio pakeitimo. Ir pranešėjas gerbiamas Justinas Kontrimavičius. Prašau, Justinai. Labą dieną visiems. Yra pateiktas sprendimo projektas, kurio siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 21 dienos sprendimą numeris 1242 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gruodžio 20 dienos sprendimo 1/252 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo dalinio pakeitimo. Pakeitimai yra išdėstyti sprendimo projekte. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Susilaikęs 1, 19 už, sprendimas priimtas ir pasinaudodama progą, Justinai, noriu visų tarybos narių vardų padėkoti už puikų atstovavimą teismuose, ginant Širvintų rajono viešąjį interesą ir ačiū tau už tavo profesionalumą. Dėkui. Taip, ir 7 sprendimas dėl maitinimo išlaidų finansinio normatyvo vienam asmeniui Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinėje patvirtinimo. Ir pranešėja gerbiama Ieva Kananovič. Taip, Ieva. Taip. Sveiki. Šio sprendimo projektu siūloma patvirtinti maitinimo išlaidų finansinį normatyvą vienam asmeniui Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinyje 6 eurai per parą. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Inga, prašau. Aš norėjau paklausti, jeigu teisingai suprantu, normos didinimas susijęs su tuo, kad mes pirksim paslaugą iš Širvintų ligoninės, taip? Paslaugą mes bandysim pirkti per savo paisą, kaip ir buvo pridėta, bet kaip čia bandydami užtikrinti tuo metu paslaugą, taip, galimai pirksim iš ligoninės. Bet ligoninė maistą tiekia pati ligoninė, ta prasme darbuotojai, tai nėra atskiras. Šiuo metu pagal sutartį tiekia ligoninė. Tai aš norėjau paklausti, aš atsiprašau. Taip, prašau, antrasis jūsų klausimas. Aš radau tarybos sprendimą, kur yra patvirtinta ligoninės maitinimo norma ir jeigu aš radau teisingą sprendimą, tai yra 4 eurai. Tai dabar taip išeina, kad ligoninė savo ligonius maitins už 4 eurus, o socialinių paslaugų centras pirks už 6 eurus. Dėl ligoninės negaliu pakomentuoti, bet manau, kad jie tikrai patiria kaštų ir pristatydami ir tą šiltą maistą, nes sutikit režimas yra tikrai pagal higienos normas numatytas, kad ir šiltas maistas ir 4 kartai per parą turi būti pristatytas. Tai jeigu jie tokią kainą mums nurodo, mes turime užtikrinti savo gyvenimą. Suprantu, bet ligoninės ir socialinės globos nesiskiria maitinimo normų kažkas. Tai jie parą ir ten būna ir ten parą. Tai dėl ko tas skirtumas yra toksai, man aktualu. Dėl ligoninės nepakomentuosiu. Gerai, ačiū už klausimą, ačiū už atsakymą. Tarybos nariai, ar dar klausimų bus? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 3 susilaikė, 17 už, sprendimas priimtas. 8 sprendimas dėl maksimalaus ilgalaikės trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo. Prašau, Ieva.
Šio sprendimo projektu siūloma nustatyti maksimalų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos finansavimo dydį per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams pagal atskiras socialinių paslaugų gavėjų grupės. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Alytė, prašau. Norėjau paklausti, gal galit pasakyti, palyginus su praeitais metais šitos išlaidos kaip kinta? Individualiai pagal kiekvieną instituciją, bet tikrai 102 praktiškai kyla visų. Taip, prašau, tarybos nariai, ar bus dar klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vienam susilaikius, 19 už, sprendimas priimtas. 9. sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. Ir pranešėja. Ieva, taip pat, prašau. Tai šio sprendimo projektu savivaldybės tarybai yra pateikta Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 20 metų ataskaita. Tarybos nariai, kviečiu balsuoti, kas už šį sprendimą, kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 10. dabar sprendimas nusišalina, turim prabalsuoti atskirai, kas už tai, kad Mateika nusišalintų, balsuojam, kas už tai, kad nusišalintų, kas prieš, susilaiko, numatosi, kad dauguma, ir kas už tai, kad Alytė nusišalintų. Kas prieš, kas susilaiko, tai ačiū, prašau, Vidmantas ir Alytė atsijungia. Ir prašau, sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 metų Liepos 23 dienos sprendimo numeris 1.157 dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinio organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo. Ir pranešėja gerbiama Eglė Piškinaitė, taip? Taip. Labą dieną visiems. Parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma pritarti Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinio organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 26 punkto pakeitimams, kurie nurodyti tarybos sprendimo projekte. Taip, tai gerbiami tarybos nariai, dalyvauja 18 tarybos narių, tai kviečiu balsuoti, matau, klausimų nėra, kviečiu balsuoti, kas už šį sprendimą. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkuoju, 18 už, ačiū, ir Vidmantas ir Alytė gali grįžti į tarybą. Ir 11 sprendimas dėl pritarimo susitarimui dėl investicijų Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą 2016 m. rugsėjo 6 d. sutarties numeris S/311 nutraukimo. Dalyvauja 20 tarybos narių. Jeigu Rimą matysim įsijungusi, tai bus mūsų 20. Ir prašau, gerbiamą Eglę, pristatyti klausimą. Parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma tarybai pritarti susitarimai dėl investicijų Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą 2016 m. rugsėjo 6 d. sutarties numeris S/311 nutraukimo, bei įgalioti savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę pasirašyti minėtą susitarimą. Pritarus susitarimui dėl sutarties nutraukimo, investuotojas nebeatliks investicijų dviejose savivaldybė priklausančiose sklypuose, nurodytose aiškinamajame rašte ir esančiose šalia investuotojui priklausančio žemės sklypo. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Komitete šiek tiek diskutavom, buvo klausimų, turbūt viskas atsakyta. Kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 12 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau. Prašau, Rasa Kralikevičienė pranešėja, taip? Taip, Rasa. Visiems
Paremtų sprendimo projektu siūloma pritarti Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašai, kuriame yra nustatyti konkretūs reikalavimai pareiškėjams, išvardintos visos finansuojamos veiklos, vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka bei atsiskaitimo tvarka už lėšas. Gerai, ačiū Rasai ir prašau tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 13 sprendimas dėl materialio ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašau, gerbiama Rasa. Paremtų sprendimo projektu siūloma sutikti perimti Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn nacionalinio švietimo agentūros patikėjimo teisę valdoma pirmoje ir antroje lentelėje nurodytą materialų ir trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, bei perduoti jį sprendimo priede išvardintom švietimo įstaigoms. Tarybos nariai, ar klausimų bus? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 14 sprendimas dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų perskirstimo ir naudojimo Širvintų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo ir pranešėja Rita Gujienė. Ir Rita šiandien labai gražiai atrodo. Prašom, Rita. Labadiena. Tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstimo ir naudojimo Širvintų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašą, aprašas pildydamas ir pripažinti netekusių galių Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 dienos sprendimą numeris 1.58. Gerbiami tarybos nariai, Vidmantai, jūs klausimų Ritai neturite? Neturite. Gerai, tarybos nariai klausimų Ritai neturi, tai kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju, sprendimas priimtas vienbalsiai. Ir 15 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių gatvių statybos rekonstrukcijos ar remonto 2022-2024 metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo. Prašau. Siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių gatvių statybos rekonstrukcijos ar remonto 2022-2024 metų prioritetinį sąrašą. Sąrašas pridedamas. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra. Kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 16 sprendimas dėl kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšomis 2022 metų finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtimo. Prašau, Rita. Siūloma patvirtinti minėtą kelių objektų sąrašą. Tarybos nariai, klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 17 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 dienos sprendimo numeris 1.124 dėl Širvintų rajono savivaldybės turto pardavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. Prašau, Rita. Siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo pirmą priedą ir jį išdėstyti naują redakciją. Tarybos nariai, klausimų matau nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 18 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 dienos sprendimo numeris 1.28 dėl Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo. Rita, prašau. Siūloma pripažinti netekusių galių Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 34 punktą. Tarybos nariai, klausimų nėra, rankų miško nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už?
Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 19 sprendimas dėl turto perdavimo Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašau, Rita. Siūloma perduoti Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą išvardintą priede. Tarybos nariai, klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 20 sprendimas dėl turto perdavimo uždarai akciniai bendroviai Širvintų vandenys valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašau, Rita. Siūloma perduoti uždarai akciniai bendrovei Širvintų vandenys 20 metų patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą išvardintą priedą. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 21 sprendimas dėl turto perėmimo iš Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos. Prašau, Rita. Siūloma perimti iš Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą išvardintą priedę ir jį perduoti Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 22 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo numeris 1/225 dėl viešajame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybės nuosavybės teisę priklausančių nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Rita, tuoj pristatysit klausimą, bet aš tarybos nariam esu pasiruošusi. Kadangi Rita sakė nesakys, tai aš pasakysiu, bet jūs tik niekam nesakykit, gerai? Staškūniškio dvaras yra parduotas. Staškūniškio dvaro griuvėsiai, taip galim pavadinti, čia yra be žemės, žemė turės nuomotis. Prašau, patikslinam Šešuolėlių. Šešuolėlio antro kaimo. Tai parduota už 66 266 eurus, bet aš, žinokit, atskleidžiu viešą informaciją, šiaip to daryti negalima. Toliau patalpos butas, tai yra Kalnalaukio gatvėje, ten yra patalpos, ne butas, ten yra 9 kvadratai, taip, Rita, pataisykit mane, 9 kvadratai ir yra parduoti už 5904 eurus. Ir yra Medžiukose parduotas butas su daržinė, nežinau, jeigu ten butas, tai tvarkoj tada, 42 kvadratų parduotas už 9001 eurą. Tai jeigu kažkam tai per komitetą buvo kilę klausimų, gal čia aukcionas po eurą ar po nulį parceliuoja turtą, tai kainos yra būtent šitų objektų, kurie išbraukti iš šito sąrašo, kurį dabar sprendimą svarstysim, tai yra būtent gautos tokios piniginės sumos. Tai Rita, dabar prašau pristatyti toliau šitą klausimą. Siūloma papildyti viešame aukcione parduodamą Širvintų rajono savivaldybė nuosavybės teisę priklausančio nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašą 6 objektais ir išbraukti iš viešame aukcione parduodamo nekilnojamų daiktų sąrašo 3 objektus. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vienam susilaikius, 19 už, sprendimas priimtas. Dėkoju, bet šiaip tą informaciją, kai vyksta aukcionai ir už kiek yra parduodama, tarybos nariai gali patys matyti ir ją susirasti. Jinai neturi būti viešinama, bet ją susirasti ir susižinoti galima. Iš tikrųjų, Rita, kaip valstybės tarnautoja, to daryti negali, nes tai galima atskleisti ir aiškius duomenis, nes ir adresas tai jau yra asmens duomenys. 23 sprendimas dėl leidimo pirkti gyvenamąjį namą su priklausiniais. Siūloma leisti pirkti už 17 963 eurus Širvintų rajono savivaldybėje nuosavybės teisę priklausantį gyvenamąjį namą, Viralinę, Kluoną, sandėlį, esančius Smalių gatvėje 17, Vileikiškių kaime Musninkų seniūnijoje.
Tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu bus kam noro, tai tikrai gali pravažiuoti ir pamatyti, kaip atrodo tas statinys. Tai jeigu klausimų nėra, kviečiu balsuoti, kas už šį sprendimą. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 24 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 dienos sprendimų numeris 1/157 dėl prekybos vietų nustatymo Širvintų mieste dalinio pakeitimo. Ir pranešė gerbiama Jūratė Meškutavičienė. Jūratė, kodėl tokia liūdna šiandieną? Ne, viskas gerai. Labadiena visiems. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 dienos sprendimą dėl prekybos vietų nustatymo Širvintų mieste. Siūloma papildyti sprendimą naujų 3 punktų ir išdėstyti taip, kaip nurodyta sprendimo projekte. Taip pat buvusius 3 ir 4 sprendimo punktus laikyti atitinkamai 4 ir 5 punktais. Taip pat papildyti sprendimo priedą 6 punktų ir išdėstyti jį taip, kaip nurodyta sprendimo projekte. Bei papildyti sprendimo priedo 3 punktą 3.2 papunkčių, taip kaip išdėstyta sprendimo projekte. Sprendimo projektas parengtas tam, kad Širvintų rajono viešoje erdvėje būtų galimybė įrengti lauko kavinę ir nustatyta daugiau lauko prekybos vietų. Tarybos nariai, prašau, ar bus klausimų? Klausimų nėra. Išsidiskutavom komitete. Ačiū Jums ir kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 25 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 dienos sprendimų numeris 1/138 dėl vietinių rinkliavų nustatymų ir jų nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo. Prašau, gerbiama Jūratė. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma papildyti vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės nustatytose viešose vietose išdavimų nuostatą 9 punktą 9.15 papunkčių ir išdėstyti jį taip, nurodyta sprendimo projekte. Priėmus šį sprendimą bus galimybė išduoti leidimą prekiauti Širvintų rajono viešosiose vietose įrengtose lauko kavinėse, nes už leidimo išdavimą mokama vietinė rinkliava, kurie gali nustatyti tik savivaldybės taryba. Gerbiami tarybos nariai, ar turite vedėjai Jūratei klausimų? Klausimų nėra. Kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra. 1 susilaikęs. 19 už. Sprendimas priimtas. Ir gerbiama Jūratė, minutė. Visų tarybos turbūt narių vardų pasinaudodama tą progą ir Jūratei turim padėkoti, nes Jūratė tikrai prisėmusi vieną didžiausių krūvį, būtent dabar darbą su ukrainiečiais. Jūratė yra pagrindinė koordinatorė ir turbūt dabar kaip tikrai kiekvienam žmogui jai reikia dirbti 24 valandas per parą ir visiškai nežiūrinti tai, ar tai yra šeštadienis, sekmadienis. Tai Jūratė visų tarybos narių vardų, ačiū tau labai. Kantrybės tikrai žinom, kad reikia, bet žinom, kad tu esi stipri ir tu gali. Ačiū tau. Taip, 26 sprendimas dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajone savivaldybės teritorijos specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Ir pranešėja Deimantė Oršauskaitė. Prašau, Deimantė. Labą dieną. Šiuo sprendimo projektu siūloma pradėti rengti atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymosi Širvintų rajono savivaldybės teritorijos specialųjį planą, numatant vėjo jėgainių ir saulės elektrinių statybą. Antru punktu nustatyti specialio plano rengimo tikslus išdėstytus šiame būtent antrame punkte ir trečiu punktu pavesti administracijos direktoriui organizuoti specialio plano rengimą. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Diskusijų komitete buvo. Žiūrim, kokie dar bus mūsų vyriausybės sprendimai, Seimo sprendimai, o mes turime daryti namų darbus. Tai kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš?
susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 27 sprendimas dėl gatvių pavadinimo suteikimo. Prašau, Deimantė. Šiuo sprendimo projektu siūloma suteikti Jauniūnų seniūnijos Variekos kaimo gatvėms pavadinimus Erškėtų gatvė ir Linų. Tarybos nariai, klausimų nėra. Gerbiamas tarybos nariai Romai Zibola, ir jums šitas pavadinimas gražus? Sako nieko. Tai kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 28 sprendimas dėl gatvės pavadinimo suteikimo. Prašau. Sprendimo projektu siūloma suteikti Alionių seniūnijos Juodkų kaimo gatvei pavadinimą Upės gatvė. Tarybos nariai, klausimų nėra. Kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojam Deimantei. Ir 29 sprendimas. Matau, direktoriai jungiasi. Ir 29 sprendimas dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai. Prašau, gerbiama direktorė Irena, ar jūs esate prisijungusi? Taip. Labą dieną. Labą dieną, viskas matom jūs visi. Prašau. Jums yra pristatyta Širvintų pradinės mokyklos veiklos ataskaita už 2021 metus. Lauksiu klausimų. Komitete direktorė taip gražiai pristatėt savo visus laimėjimus, taip norėtųsi, kad visi išgirstų, bet tikiuosi specialistė prašys tą jūsų pristatymą komitete ir prašau, klausimą turi Inga. Prašau, Inga. Sveiki. Norėjau pasiklausti, kadangi apie finansinę dalį labai mažai informacijos ataskaitoje, tai norėjau paklausti, ar jūsų įstaigai yra pakankamas finansavimas. Jeigu ne, tai kokioms sritims finansavimo trūksta? Taip, mūsų sąmata yra tokia, kokia yra. Kaip žinot, priklauso nuo mokinių skaičiaus. Mums 2021 metais užteko pinigų ir niekam mes nelikom skolingi, nei mums kas skolingi. Bet reikėjo dėl krūvio, direktorė, jūs pasakykit, kad reikėjo ir virtuvėje žmogaus, tas, kas yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, buvo skirta ir tikrai virtuviai pagalba duota. Prašau, ar bus dar klausimų? Jo, ačiū direktoriui, prašau. Inga, antrasis klausimas. Aš tik patikslinsiu, vadinasi, finansavimas pakankamas. Nėra tokių sričių, kur dar trūktų lėšų. Kol kas viskas gerai. Direktorė, ne taip sakot, direktorė, reikia sakyti, lėšų, kiek jų bebūtų, tiek jų reikia ir tiek jų galima panaudoti. Jų niekada niekam neužteks. Ir iš tikrųjų į švietimą, į mokyklą, į bet kurią įstaigą, turbūt visas rajono biudžeto lėšas galima būtų skirti ir to dar galėtumėm pasakyti mažą. Nes sutikit, gerbiama direktorė, visą laiką mes girdim iš jūsų ir matom, ir atsinaujint norit, ir visi visko norim. Ir norim ir gražintis, ir tvarkytis, ir vaikam ugdymo priemonių, ir viską, bet situacija yra tokia, kokia yra ir tikrai negalim skųstis. Ir tą parodo puikiai pradinės mokyklos rezultatai ir ačiū direktoriai ir visam kolektyvui. Tai gerbiami tarybos nariai, jeigu klausimų daugiau nėra, kviečiu balsuoti už pradinės mokyklos veiklos ataskaitą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, ataskaita patvirtinta vienbalsiai. Direktorė, ačiū jums ir sėkmės. Ir 30 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Atžalyno progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir pranešėja Atžalyno direktorė Jūratė, prašau. Rasa? Rasa, mes negirdim jūsų. Atsiprašau, Atžalyno direktorė pranešė, kad užsikirto Zoomas, jeigu galima truputėlį vėliau. Po kelių kitų ataskaitų, prašo.
Gerbiami tarybos nariai, ar galėtumėm dabar šitą klausimą atidėti šiek tiek ir eiti kitus ir paskui grįžti prie 30 klausimo? Gerai, vis tiek turime direktorių išgirsti, tai 30 klausimą turim prabalsuoti. Kas už tai, kad 30 klausimą atkelti dabar jau tada į patį galą po 39 klausimo? Balsuojam, kas už tai? Vienbalsiai. Ačiū tarybos nariai. Ir 31 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir prašau, gerbiama direktorė Lada Kriščiūnienė. Labą dieną visiems. Taigi jums yra pateikta Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos veiklos ataskaita už 2021 metus. Tai jeigu turėsit klausimų, atsakysiu. Tarybos nariai, prašau, Vidmantas. Labą dieną. Kaip ir praeitame klausime, tai Ingos užduotas klausimas buvo labai teisingas ir merė jums leido, aš manau, kalbėti drąsiai, tad pasikartosiu tą klausimą ir jūsų paklausiu, kurioje srityje mokyklos veikloje trūksta lėšų. Na, šiaip tai tikrai 2021 metus užbaigėm sėkmingai, be jokių skolų, tai kol kas, kaip aišku, jeigu būtų daugiau, tai tikrai galėtumėm panaudoti jas labai tinkamai. Taip, ir dabar mokykla nori pasidaryti lauko klasę ir tikrai žinom, kad skambins ir tarybos nariam, ir verslininkam, ir jie sakė, mums nieko nereikia, mes patys pasidarysim tą klasę kartu su visa bendruomenė. Tai mes tikrai tokias iniciatyvas palaikom, prisidedam irgi kiek galim ir tikrai labai gražus visos mokyklos žestas, manau, atsilieps ir tarybos nariai, ir verslininkai, čia problemos nėra. Tai gerbiami tarybos nariai, ar bus dar direktoriai klausimų? Jeigu klausimų nėra, direktorė, aš jums turiu vieną klausimą. Kaip jūs rytoj balandžio 1 mokiniai jūsų eis į mokyklą be kuprinių? Tai tiesiog, čia mokinių taryba turi tokią iniciatyvą. Žodžiu, kad rytoj visi ateina be kuprinių, bet knygas atsineša kažkaip kitaip. Tai va, tai labai laukiam. Sekit mūsų Facebooką, tikrai parodysim, kaip atėjo vaikai. Labai įdomu, kaip jie ateis į mokyklą. Gerai, tarybos nariai, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Veiklos ataskaitai, gerbiama direktorė, pritarta vienbalsiai. Labai sveikinu tikrai ir labai dėkoju už jūsų darbą, už suvienytą kolektyvą ir iš vis. Ką darot? Viskas ten pas jūs labai gražu ir linksma. Dabar labai didžiuojamės jūsų mokyklą. Jau ir visos Lietuvos mastu. Ačiū. 34 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Lopšelio darželio Boružėlė 2021 metų veiklos ataskaitai ir pasijungė kažką, tai Virginijus mojuoja man. Kažką ne taip padariau. Virginijus, įjunkit. Merė, jūs praleidote vieną klausimą. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos turėtų būti ataskaita. Labą dieną. Taip, tai dabar minutėlė. Pradinė buvo, Atžalyną atidėjom į galą, Stuoką praėjo, Musninkai taip. Gerbiama direktorė, labai atsiprašau, 32 klausimas, o Virginijui ačiū, jis jau kelintą kartą mane vis gelbsti, nežinau, ką aš be jūsų daryčiau. Gerbiami tarybos nariai, 32 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir gerbiama direktorė, prašau. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, pateikta 2021 metų Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos veiklos ataskaita. Laukiu klausimų. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Prašau, Inga. Tai aš noriu užduoti tą patį klausimą, kaip ir visom įstaigom, ar kokiam nors vykdyti veiklom trūksta lėšų, o galbūt ne. Kaip ir direktorės Stuokos minėjo, tikrai 2021 metais mums lėšų nebetrūko. Aišku, jeigu jų būtų daugiau, tai mes turėtume kur panaudoti.
bet tikrai su tom esamom lėšom mes išsivertėme puikiai. Taip, ir iš tikrųjų mokykla, labai džiaugiuosi, dalyvauja projektuose ir savivaldybė prie to prisideda ir mokykla puikiai tvarkosi, kaip aš sakau, bendrom pastangom galim pasiekti labai daug ir tikrai ačiū direktoriai, krūvis yra didelis, darželiai ir Čiobiški, ir Kernavės, ir Bartkuškis, didelis kolektyvas, bet kolektyvas suvienytas, tikrai direktoriai ačiū už jos puikų darbą ir patys geriausi atsiliepimai, pats svarbiausias dalykas tai yra iš mokinių. Tai gerbiami tarybos nariai, kviečiu balsuoti už šį sprendimą, kas už, kas prieš, susilaikė nėra, veiklos ataskaitai pritarta vienbalsiai, direktorės sveikinimai ir ačiū jum. Ir 33 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. Prašau, ir direktorė Sondra Bartulienė. Sondra, jūs esate? Taip esu. Taip. Jums pateikta 2021 metų Gelvonų gimnazijos metų veiklos ataskaita. Tai prašau pastebėjimų, klausimų, na ir pagirimų gal. Tai direktorė, gal jūs pati pasigirkit, pasakykit, tikrai Gelvonų gimnazija turi ko pasigirdi, turi daug pasiekimų, ten naujas įkvėpimas kažkoks pas jūs gavosi. Tai pati, ką nors pasigirkit, iki Gelvonų gal nieks žinot, mieste arčiau gal visiems geriau matosi. Pirmiausia, aišku, kviečiu visus atvykti į Gelvonų gimnaziją, pasidairyti, su vaikais pabendrauti, pasižiūrėti mūsų lauko klases, mokyklos, irgi taip pat erdves, irgi kaip pasidažę, pasiremontavę, bendrabutis kaip atnaujintas, iki mokyklinė įstaiga irgi taip pat atnaujinta. Su kiekvienais metais vis sulaukiame į darželį vis naujų vaikučių, dėl to, kad atsikrausto jaunos šeimos, tuo ir džiaugiamės labai. Na, aišku, ir visa projektinė veikla, ir visi konkursai, visos olimpiados, na tiesiog džiaugiamės, kad gal ne pačiais geriausiais rezultatais, tačiau tas produktyvusis ugdymas pas mus labai labai smarkiai vyksta. Tarybos nariai, ar turite direktoriai Sondrai klausimų? Prašau, Inga. Noriu paklausti to paties, tai ar jums yra skiriamas pakankamas finansavimas, jei ne, tai kokiam sritim norėtumėt gauti daugiau pinigų? Na, tikrai, kaip ir visos mokyklos tikriausiai. Jeigu būtų visą laiką daugiau, tai tikrai išleistume daugiau, bet tiek, kiek turime ir tikrai esam darbštūs žmonės, daug ką ir patys pasidarome, rašome projektus, taip ir projektus gaunam irgi taip pat lėšas, na, konkrečiai skirtas mūsų, na, ugdymo procesui. Na, kol kas tikrai turime, pakanka. Turime 3 autobusėlius, vaikai vežiojami, tai tikrai kol kas pakanka visko. Tikrai ir mokykla gali džiaugtis tuo, kad mes vis dėlto turim bendrabutį. Visi suprantam, kad tas bendrabutis išlaikomas iš biudžeto lėšų, bet šitas bendrabutis jis daugiausia atlieka socialinę funkciją ir tai yra pati didžiausia pagalba ir palaima ten gyvenantiems vaikams, kurie turbūt namuose to negautų, ką gauna čia mokykloje gyvendami. O ten tikrai sukurta viskas kaip namuose, pradedant Jūratei dirbant tenais direktorė, Sondrai atėjus, ten sukurti namai. Labai džiaugiuosi už Sondrą direktorę ir labai tarybos narius visus kviečiu vienbalsiai palaikyti direktorės veiklos ataskaitą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, direktorė, ačiū, sėkmės, palaukit, kelia ranką, Vidmantas labai. Oi. Aš galvoju, jis man kumščių mojuoja, o jis pasirodo ranką kelia, kad pasakyt kažką nori, aš galvoju. Prašau, Vidmantas. Taip, aš norėjau paklausti direktorės. Sakykite, gerbiama direktorė, prieš keletą metų, gal trupučiuką daugiau, buvo mokyklai iškilęs pavojus dėl egzistavimo. Ir netgi savivaldybės kultūros komitetas važiavo į mokyklą ir buvo abejojančių, ar ši mokykla gali gyvuoti, ar išgyvens. Tai sakykite, ar negrėsia šiai dienai mokyklos uždarimas ir ar taip viskas gražiai, kaip jūs pasakote, iš tikrųjų yra ir dar mokykla gyvuos
Na, pirmiausia, dar reikia irgi tą dalyką gal akcentuoti, kad mes turime ir taip pat ir suaugusiųjų mokymą. Šiai dienai mes turime apie 50 suaugusiųjų nuo 9 gimnazinės klasės, tai yra nuo 1 iki 12 irgi taip pat klasės. Tai, na, aišku, tas toksai krūvis irgi pakankamai mokytojams yra didelis. Tai, na, kol kas klasės yra nejungtinės, trūkstam tik tai vieno 1 klasėje vaiko. Tai, na, manau, kad stengsimės ir toliau dirbsim visada, kad vaikus pritraukti ir kad būtų įdomu mokykloje. Pirmiausia, kad įdomu ir taip vaikai, kurie atvyksta netgi iš Ukmergės, irgi taip pat turim iš Jonavos sugrįžta vaikai, kurie, sakykime, kažkada tai išėję, tai jie su gražiausiais, na, tokiais ir palinkėjimais ir nuostabomis sakė, čia štai šioje mokykloje labai įdomu. Aš tikrai kviečiu, jeigu nebuvot mūsų mokykloje, tikrai atvykit ir gali patys pasikalbėti tiek su mokytojais ir tiek su mokiniais. O kitas dalykas, kiek aš prisimenu, aš jau dirbu šioje mokykloje 25 metus, šiek tiek buvo pertrauka, aišku, tai visada šioje mokykloje grėsė kažkokios grėsmės, bet tos grėsmės būdavo įvairios. Manau, kad mes viską išlaikom, mes susikaupę dirbam. Na ir toliau ačiū merei už palaikymą ir aišku visai komandai. Ir norėt padėdama direktorė atsakyti, čia gali nepriklausyti nei nuo mūsų, nei nuo direktorės, nei nuo mokytojų. Jūs puikiai žinot, koks švietimo ministerijos buvo įstatymo projektas pateiktas, kad kaimiškose vietovėse mokykloje, tai yra 11-12 turi būti klasė 31 vaikas, meram po daugybės susitikimų, raštų, peticijų, parašų rinkimų mes išsikovojom bent, kad klasiai būtų 21 vaikas, tai jau mažesnė grėsmė, kad neliks Gelvonų gimnazijos. Dabar mes išsikovojom, kad atstumai vaikam yra per dideli vežiot ir, sakykime, Gelvonų vaikus vežti į kitą gimnaziją, kad yra per didelis atstumas. Bet jūs puikiai žinot, kad sprendimai nepriimti ir mes dar šiandien, ryt, kitą mėnesį dar iš tikrųjų nežinom, kaip bus, koks tas galutinis kilometražas bus, kiek gali vaikas važiuoti ir koks tas bus galutinis skaičius. Nes tikrai ir mes, ir kitos savivaldybės eina link to, kad dar labiau mažinti kaimiškose vietovėse tą klasėje vaikų skaičių. Tai čia direktorė gali tik tai stengtis tuo, kad ta mokykla būtų patraukli ir, kaip mes sakom, ar į rajoną atvažiuotų gyventi ir eitų į tą mokyklą mokytis, ar netgi Ukmergės vaikai, kurie dabar lanko šitą mokyklą, renkasi ne Ukmergės mokyklą, o būtent Gelvonų gimnaziją. Tai vien tik tai per savo ugdymo procesą, per savo patrauklumą prisitraukia tuos vaikus. Tai direktoriai sėkmės su kolektyvu tą išlaikyti. Tai ataskaitą mesgi šitą jau patvirtinom. Gerai, ačiū. Vienbalsiai. Taip, jau tvirtum. Taip, Vidmantai. Taip, dabar sprendimas 34 dėl pritarimo Širvintų Lopšelio darželio Boružėlė 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir prašau direktorė. Nematau direktorės. Sinkevičius. Taip, gerbiama Rita, prašau. Direktorė, klausom jūsų. Labą dieną. Yra pateikta Lopšelio darželio Boružėlio veiklos ataskaita už 2021 metus. Prašyčiau pritarti. Tarybos nariai, direktorė prašo pritarti. Komitete buvo klausimų. Prašau, Inga. Tai noriu neišskirti nei vieną, užduoti visiems tą patį klausimą. Ar jūsų įstaiga gauna pakankamai finansavimo? Jeigu ne, kokioms sritims trūksta pinigų? Na, mes 2021 metus baigėme be finansinių įsiskolinimų, kaip ir pakanka lėšų, aišku, kaip ir kiekviena mokykla, ko turėtume daugiau, tai dar kažką tai daugiau praplėstume. O taip irgi dalyvaujame ir rašome projektėlius ir kažkiek tai to finansavimo irgi gauname. Tai kažkokius skaudžius ryčių, kur labai trūksta, nėra? Taip, bet tie skauduliai, kaip ir minėjau prieš tai komitete, kur buvo dėl vaikų maitinimo, kur mes prašėm, kad padidinti mokestį už darželį, kadangi kainos kyla. Tai ačiū tarybai, kad pritarė ir sprendžiam tokius klausimus, kurie yra opus. Gerai, tarybos nariai, ar bus dar klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą, kas už, kas prieš.
Susilaikė nėra, gerbiama direktorė. Ačiū jums labai. Ir viskas sėkmės, ataskaitai pritartam vienbalsiai. Ir 35 sprendimas dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir prašau, ką matysim, direktorė ar pavaduotoja? Pavaduotoja. Pavaduotoja, prašau. Labadiena visiems. Pateikta yra 2021 metų meno mokyklos veiklos ataskaita. Ar turite klausimų? Prašome pritarti, jeigu neturite, jeigu turite atsakyti. Gerai, aš tada atvažiuoju. Taip, tai kviečiu balsuoti, jeigu tarybos nariai klausimų neturi. Inga, prašau. Tai standartinis klausimas, ar jūsų įstaigai yra skiriamas pakankamas finansavimas, jeigu ne, kokiam sritims trūksta lėšų, arba kokiam norėtumėt gauti daugiau. Ačiū. Į tą klausimą norėčiau atsakyti panašiai, kaip atsakė Burožėlis direktorė. Iš tikrųjų, pinigų nėra visada, reikėtų daugiau, bet mes taip pat rašom projektus, dalyvaujam juose ir kai kada jie yra finansuojami. Šiais metais tikrai turėjom ir kvalifikacijai lėšų iš Etvinink tarptautinio projekto. Bet dar norėčiau priminti tokią nelabai seną, kaip sakoma, istoriją tarybos nariams. Mums šiek tiek trūksta vietos. Jūs įsivaizduojat, kas yra meno mokykla. Norėtumėm turėti pučiamųjų orkestrą ir turim pakankamai galimybių jį turėti, nes turim tikrai labai kvalifikuotus pučiamųjų instrumentų mokytojus. Ir jie patys tą norą visada išreiškia. Tačiau įsivaizduokit, kai šalia klasėje, o klasės nėra izoliuotos, nes izoliuoti iš tikrųjų be galo brangu yra ta izoliacinė medžiaga, kad nesigirdėtų pučiamųjų instrumentų. Tai jeigu groja šalia ir fortepijonas, ir pučiamasis, tai jūs turbūt suprantat, visi čia turime muzikinę klausą, kad tai yra gana sudėtinga. Ir štai kada buvo sustabdyta reforma, kurios man, kiek man žinoma, po kurios mes galėjome turėti papildomas patalpas ir galėjome turėti galimybę šalia turėti jaunesnio amžiaus vaikus, o turime pagrindą tą kontingentą, tai dažniausiai pradinių klasių vaikų didesnė dalis pas mus lanko. Ir jiems būtų visiškai arti ateiti ir turėtų kur užsiimti po pamokų, o ne laukti ten kažkur laukia, arba tėvai turėtų dar atvažiuoti, kaip ir dabar turi atvažiuoti, parvežti, nuvežti. Na, yra sudėtinga ir tėveliams, bet kaip gaila, ta reforma buvo sustabdyta. Mes dabar tų papildomų patalpų neturime, bet vis tiek verčiamės, kaip sakoma, iš to, ką turime. Tai atleiskit, kad priminiau tą skaudų dalyką, matau. Taip, gerbiama pavaduotoja, tai jau į tą negrįšim, dabar patalpų yra tiek, kiek yra, gimnazija pasilikusi, jai tos patalpos reikalingos, bet vis tiek turim pasidžiaugti, kad filialas yra atidarytas ir Musninkose, kai buvo Bartkuškė mokykla, buvo Bartkuškėje, dabar yra Musninkose, ko anksčiau niekad nebūdavo, kaimiškų mokyklų vaikai negaudavo to muzikinio išsilavinimo, arba tai būdavo tik tai turtingų tėvų vaikai galėdavo lankyti, nes tai reikia atvežti, laukti, parvežti, o čia dabar atvažiuoja meno mokykla pas juos, mes to labai džiaugiamės. Ir tikrai ir direktoriai, ir pavaduotojai didelė pagarba ir padėka, įstaigai atsiliepimai geriausi, dalyvavimai jūsų vairiausiose projektuose. Žinau, kiek pavaduotoja su direktoriai dėjo pastangų ir širvintiškiai ir dainų daineliai pasirodė, tai čia jau didelis laimėjimas. Tai iš tikrųjų sveikinu visą meno mokyklos bendruomenę, noriu padėkoti ir kviečiu tarybos narius visus prabalsuoti. Vidmantas. Taip, prašau. Vidmantai, jūs kaip nors tą ranką kitaip laikykit, man vis atrodo, kad jūs norėtumėt man važiuoti. Prašau. Labadiena, gerbiam pavaduotoją, norėjau paklausti klausimą. Minėjote apie vaikus norinčius mokytis muzikinio rašto. Ar patenkinate visą poreikį, koks yra šiai dienai? Ir antras klausimas būtų, galbūt turite norinčių, o galbūt ir mokosi ir suaugusieji muzikinio rašto. Ačiū. Ačiū už gerą klausimą. Suaugusių mes tikrai turime. Jie mokosi ne tik muzikinio rašto, jie mokosi ir muzikinio atlikimo, muzikavimo ir kitų dalykų. O dėl norinčių patekti, tai iš tikrųjų 100% mes gal ir nepatenkiname visų norinčių. Pavyzdžiui, aš jau minėjau per komitetus, kad į Musninkų grupę buvo net dvigubai norinčių daugiau negu įstojo.
Tai iš tikrųjų stebėjosi dalis mano visos Respublikos kolegų, sakė, nu taip nebūna. Tik džiaugiuosi tuo, kad pas mus rajone tikrai yra vaikų, kurie nori mokytis, o kaip žinote, ypač šiuo laikotarpiu, kadangi vaikams tikrai ir psichinis stovis toks yra gana sudėtingas, ir emocijas reiškia išreikšti, tai per meninę raišką, per dailę, per muziką jie geriausiai tai išreiškia. Jiem yra tikrai palengvinama psichinė sveikata. Tai, nu, kaip sakoma, būtų daugiau vietų, priimtumėm daugiau. Yra tiek, kiek yra. Ačiū už klausimą. Taip, gerbiami tarybos nariai, jeigu klausimų daug. Alfredas, prašau. Sveiki, gerbiamo pavaduotoją, norėjau paklausti. Negalit priimti daugiau vaikų ir suaugusių dėl to, kad patalpų trūksta, ar dėl kitų priežasčių kažkokių? Patalpų trūksta, tai ir sakogi pavaduotoja, tai kur jos priimti, yra pučiamųjų surinktas kolektyvas, bet jiem nėra kur mokintis. Tai gerbiami tarybos nariai, ar bus dar klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą, kas už, kas prieš. Susilaikė nėra, ataskaitai pritarta vienbalsiai, gerbiama pavaduotoja, ačiū labai, linkėjimus direktoriai. Viskas puiku ir 36 sprendimas dėl pritarimo Širvintų sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir sporto centro direktorė Alina Zapolskienė. Aš tikiuosi iš Marių vandens išlipusio mūsų direktorė, ar ne? Labą dieną, esu pateikusi Širvintų sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitą. Prašau ją pritarti. Prašau, Alytė. Kažkas jungiasi ir nesusijungia garsas. Taip, įsijungia mikrofonas ką tik tai. Norėjau paklausti, kokiu finansavimu jūs disponavot ir kokiu finansiniu rezultatu tuos 2021 metus baigėt? Širvintų sporto centras yra biudžetinė įstaiga ir išlaikoma yra biudžeto. Įsiskolinimo metų gale nebuvo. Stengiamės pritraukti papildomų lėšų iš projektų, ko labai džiaugiamės. O tai koks tas biudžetas? Kiek lėšų buvo jums skirta? Nežinau, dabar kaip galiu tikrai pasakyti, taip, bet... Nieko, Alina, nesinervuokit, būtent tarybos narė Alytė ir tvirtino jums tą biudžetą, tai aš manau, kad jinai sekančiam tarybos posėdžiui pasižiūrės praeitų metų biudžetą ir pasižiūrės, už kiek kėlė ranką sporto mokyklai. Nors balsavo, kiek atsimenu prieš, tai nelabai norėjo jums turbūt ar užteko to lėšų ar ne? 500 000 ar 1 milijoną skirti sporto mokyklai, tai yra sporto mokyklos vaikam. Bet nieko tokio, gerbiami tarybos nariai, ar dar turėsite klausimų? Inga, prašau. Aš norėjau paklausti, gal papildant Alytės klausimą, tai ar baseino konkrečiai pastatas ir gaunamos pajamos save išlaiko, nekalbant apie darbuotojus, bet grynai eksploatacijoje? Kiek žinau, ne vienas Lietuvos baseinas pats savęs neišlaikytų, nes tai yra didelis žodžių išlaikymas tiek elektrai, tiek šilumai ir visos cheminės medžiagos. Ir Alina, aš norėčiau papildyti, kadangi sunku tai atsakyti, nes buvo COVID pandemija ir buvo, kai mėnesiai nedirbo, tai šiais metais sakyti, kad vienas kitą padengė yra labai sudėtinga. Tik tai ne 21 metais į šitą klausimą galima atsakyti. Geriausias mėnesiais gruodis, lapkritis, sausis, kada yra geri mėnesiai, yra lankomumas, tai baseinas gali save išlaikyti, bet kai ateina pavasario mėnesį, tai tada tiesiog vienas kitas mėnesis dengia vienas kitą. Tiesiog vienareikšmiai, jeigu antrokų nevežiotumėm į baseiną plaukioti, mažiau reikėtų chemijos, nereikėtų apsaugos specialistų, kurie gelbėtojai vaikšto, jau būtų pigiau. Jeigu nekviestumėm iš visų rajono mokyklų, visiems vaikams bent per mėnesį vieną kartą fizinio lavinimo pamoką atlikti baseine, vėl pigiau būtų. Bet kad aš manau, kad mes ne šitoj vietoj pinigus skaičiuojam. Jeigu galim pataupyti, tai tik tai ne vaikų sąskaita.
Tai prašau, tarybos nariai, matau klausimų. Alfredas, prašau. Norėjau tokią trumpą replikytę, kadangi tai yra įstaigų veiklos ataskaitos, tai labai būtų malonu išgirsti įstaigų vadovų pasisakymus ir atsakymus, o ne ponios Pinskuvienės. Tai jeigu galite, jūs vis tiek jūsų žinios daug siauresnės. Gerai, tai veiklos ataskaita sporto centro direktorė Alina pristatė, komitete sporto centro direktoriai klausimų niekas neturėjo. Direktorė, nežinau, kodėl dabar pati nepasidžiaugia ir nepasigiria tokiais pasiekimais ir laimėjimais per 2021 metus sporto mokyklai. Tai Alina, jūs pati pasigirsit, ar man jūs dabar girti? 2021 metais Širvintos išrinktas Lietuvos metų sporto miestas, kur Lietuvos sporto federacijų sąjunga organizavo visos Lietuvos mastų rinkimus ir kompetentinga komisija ir vyko balsavimas Delfi, vienareikšmiškai palaikė Širvintas ir mes esame Lietuvos sporto miestas. Tai gerbiama Alina, sveikinam su tuo, tikrai jūsų visą sporto bendruomenę, asmeniškai tave, tavo komandą, visą kolektyvą, valdančiosios koalicijos tarybos nariam vienareikšmiai didelis ačiū, kad visada vieningai 100% palaikydavo visus sporto bendruomeniai teikiamus projektus, vienbalsiai, turbūt 2 kadencijas iš eilės vienbalsiai, tai tikrai labai didelis nuopelnas ir valdančiosios koalicijos tarybos narių, su kuo ir visus sveikinu, nes laimėjimas tai yra viso miesto, todėl ir prasideda šiais metais kaip sporto mieste ir maratonai, ir įvairiausi renginiai su tuo susiję, jau nuo balandžio mėnesio prasidės. Alinai dar daugiau darbo ir dar didesnis krūvis, bet nieko tokio, mes mokam dirbti, bet mokam ir švęsti. Tai kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Ataskaita patvirtinta vienbalsiai, prieš nėra, susilaikė nėra. Alina, sveikinam tave ir ačiū tau už tai, ką tu darai. Ačiū tarybos nariam. 37 klausimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir prašau, direktorius laikinai einantis pareigas Egidijus Sinkevičius. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Jums pristatyta 2021 Širvintų kultūros centro veiklos ataskaita. Tarybos nariai, prašau, ar Egidijui direktoriui turite klausimų? Prašau, Inga. Tai noriu paklausti to paties, ar jūsų įstaigai yra skiriamas pakankamas finansavimas, jeigu ne, tai kokioms sritims trūksta lėšų? Ačiū klausimą. Kaip ir visoms turbūt įstaigoms, jeigu būtų pinigų daugiau, niekada jų nebūna per daug, bet šiaip iš esmės finansavimas tikrai yra pakankamas, visko tenka, taip pat galim pasidžiaugti, kad praeitais metais iš kultūros tarybos buvo gauta beveik 70 000 papildomas finansavimas. Džiaugiamės, kad Širvintų krašto žmonėms duoti ir nemokamų, ir kokybiškų renginių. Tikrai ir labai daug nemokamų ir per šiuos metus, per 21 ir dar prieš metus kultūros centras stipriai atsinaujino įrangos, aparatūros, tikrai vėlgi valdančiosios koalicijos tarybos nariam noriu padėkoti už biudžetą, kurie ranką kėlė už ir patvirtino kultūros centrų biudžetą, kad mes galim filialuose išlaikyti ne tik meno vadovus, bet ir ten dirbančių žmonės, nes kultūra tai yra labai svarbu kiekvienoj seniūnijoj, žiūrint į kitas savivaldybės, net ir kaimyninės, pavyzdžiui, Molėtuose, kai apie tokius dalykus žmonės gali tik tai pasvajoti, o mūsų kiekviena seniūnija turi, tai tikrai ačiū valdančiosios koalicijos tarybos nariam, ačiū labai Egidijui, tikrai, kad ir nors laikinai einantis pareigas, bet puikiai sutarė su kolektyvų, renginiai šaunūs žmonės stengiasi. Aišku, situacija buvo sudėtinga, pandemija,
bet kaip aš sakau, jeigu negalėdavo kultūros darbuotojai organizuoti renginių, mes tikrai juos matydavom ir jausdavom visoj kitoj paramoj esant, tikrai buvo sudėtingai situacijai. Tai ačiū tau, Egidijui, ačiū tavo kolektyvui visam ir kviečiu tarybos narius balsuoti už veiklos ataskaitą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Ataskaitai Egidijau pritarta vienbalsiai. Tai neišduosim, kokią žvaigždę kviečiam į miesto šventę. Palaikom paslaptį? Palaikom. Gerai, palaikom. Ačiū Egidijui. Ir 38 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir Virginijus Daugėla prašęs nusišalinti, mes turime, gerbiami tarybos nariai, vis tiek prabalsuoti. Kas už, kad Virginijus nusišalintų? Garsas vėl nesijungia. Taip, kas prieš, vienbalsiai jau čia visi. Gerbiama direktorė, dalyvauja mūsų 19 tarybos narių. Prašau, gerbiama Vaiva. Labadiena visiems. Jums yra pateikta Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos ataskaita veiklos už 2021 metus. Prašau jai pritarti. Gerbiama direktorė, pasigirkit gal truputėlį pati, tiek viešoji biblioteka daro, tiek padarius, tiek dalyvavus projektuose, turbūt rekordus mušat visų metų, tokius laimėjimus skina jūsų viešoji biblioteka. Pasakykit tarybos nariam, kad žinot. Aš jau gyriausi per komitetus, kad Igno Šeiniaus viešoji biblioteka pernai pritraukė beveik 13 000 lėšų iš projektinės veiklos, kad mūsų vyresnioji bibliotekininkė ilgametė darbuotoja Lolita Pliukštienė buvo pripažinta geriausia bibliotekininkė apskrityje. O taip, vykdom, mes viską darom. Visi renginiai pas mus nemokami, visus labai maloniai kviečiam. Tikrai pristatom pačias naujausias knygas, pačias naujausias literatūrinės pjesės, kokios tik yra Lietuvoje, tos pagal mūsų išgalės būna mūsų bibliotekoje. Ir pačius žymiausius žmonės kviečiatės ir jie atvažiuoja iš Širvintų rajoną ir susitinka su žmonėmis ir vyksta įdomios diskusijos. Tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, tai prašau, Inga. Tai noriu paklausti to paties, ar jūsų įstaigai skiriamas pakankamas finansavimas, jeigu ne, kokioms sritims labiausiai trūksta lėšų? Kadangi biblioteka turi 16 taškų per visą rajoną, tai jau kiek mes turėtume pinigų, tiek tikrai rastume kur padėti. Bet noriu pasidžiaugti, kad mes savo lėšomis praktiškai per kelis metus atsinaujinom 95% filialų. Jie visi gražų, švarų, šiltose patalpose. Tikrai veiklos funkcijoms užtikrinti mums lėšų pakanka. O jeigu norime daugiau šokti, dainuoti ir koncertuoti, rašom projektus. Gerbiama Vaiva direktorė, aš turėčiau jums pasiūlymą, kai jūs darysite 22 metų veiklos ataskaitą, aš tikrai žinau, kad jūs šitos medžiagos turit, aš labai jūsų paprašyčiau, kad jūs pateiktumėt vizualiai, kokius jūs filialus gavote, pavyzdžiui, atėjusi dirbti 16 metais ir tą, ką jūs turite dabar. Ką gali sukurti žmonės dirbdami ir iš esmės turėdami tokį pat finansavimą kaip kiekvienais metais. Tai direktorė, mano toksai prašymas jums paruošti tokias skaidrės. Gerai? Aš manau, paruošiu, tik gaila, kad kai kurių filialų, kur pečius buvo toks, kad ugnis matėsi, tai neišsaugau. Ne, tai dėl to, kad gaisrininkų bijojau. Visi viskas supranta, direktorė. Tai gerai, gerbiami tarybos nariai, kviečiu balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė nėra. Ataskaitai pritarta vienbalsiai. 19 už. Ačiū Vaivai direktoriai, sėkmės ir ačiū visam kolektyvui jūsų, darniam, vieningam ir darbščiam. Ir 39 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai. Ir pranešėja gerbiama direktorė Neringa Lubytė, prašau. Labadiena visiems. Jums yra pateikta įstaigos 21 metų veiklos ataskaita. Laukiu klausimų ir prašau pritarimo.
Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Daug diskusijų komitete buvo. Inga, prašau. Tai standartinis klausimas, ar jūsų įstaigai yra skiriamas pakankamas finansavimas, jeigu ne, kokioms sritims labiausiai trūksta lėšų? Iš tiesų taip, finansavimas yra skiriamas pakankamas, bet to mes iš kitų biudžetinių įstaigų gal labiausiai skiriamės tuo, kad mūsų paslaugos yra šiek tiek ir mokamos, tai mes iš to surenkam lėšų, sakysim, ir tikrai išlaikyti šiai dienai skųstis negalim. Bet be abejo, kuo daugiau būtų pinigų, tuo galima tobulėti, kokybę gerinti, sąlygas gerinti, visada rasim, kur panaudoti, jeigu būtų daugiau. Tarybo, prašau, Inga. Ir mano antras klausimas, tai ataskaitoje minėjote, kad 21 metais buvo atnaujintas ir atidarytas krizių padalinys, kuriame įdarbinti ir papildomi darbuotojai. Tai mano klausimas, ar jis pasiteisino, kiek 21 metais sulaukėt lankytojų, gyventojų, nežinau kaip pavadinti. 21 metais iš tiesų nebuvo tiek daug, kadangi greičiausiai ir pandemija turėjo įtakos, tai dabar bijau sumeluoti, bet 2 buvo atvejai, kuomet reikėjo krizių, būtent intensyvios krizių pagalbos, ir vienas atvejis, kada reikėjo šeimai laikinai apsigyventi, buvo laikinoji priežiūra. Bet manau, kad ir ateinančiais metais, aišku, tai parodo, kuo daugiau tokių paslaugų gavėjų, tai vadinasi, reikia mūsų daugiau pagalbos. Mes labiau džiaugtumėmės, jeigu nereiktų tokių paslaugų, ar ne, kai šeimos pačios susitvarkytų su savo bėdom. Bet pasiteisina, šitas dalykas tikrai pasiteisina. Ačiū. Ačiū direktoriai, tarybos nariai, klausimų daugiau nėra, tai kviečiu prabalsuoti už šį sprendimą, kas už, kas prieš, susilaikė. Vienam susilaikius, 19 už, sprendimas priimtas ir tikrai ačiū direktoriai Neringai Lubytei, visam kolektyvui. 21 metai jums buvo tikrai didžiulis iššūkis, bet jūs puikiai susitvarkėt, jūs idealiai susitvarkėt, jūs gavot kvalifikacijas, jūs gavote netgi įvertinimus kaip Širvintų rajono socialinis paslaugų centras, tai aš manau, kad tai yra labai didelis indėlis pačios direktorės ir visos komandos, o labai svarbu yra komandą suvienyti. Tai direktorės sėkmės, komandai nuoširdus ačiū ir nuo visų tarybos narių sėkmės. Ačiū direktoriai Neringai. Ir Atžalynas grįžta, tai ar Jūratė Stankevičienė direktorė jau su mumis, nes žadėjo kažkur išvažiuoti, girdėjom, bet gal neišvažiavo. Atvažiavo į savivaldybę. Gerai. Labadiena, atsiprašau labai už nesklandumus. Bet palaukit, gerbiama direktorė, pas jūs mokykloje patys aukščiausio lygio kompiuteristai yra. Kas ten pas jūs dabar? Ar čia niekaip nesusijęs su rytdiena? Ne, čia niekaip nesusijęs. Niekaip nesusijęs su rytdiena. Niekaip nežinau, iš kur čia tas teroro aktas įvyko mano kabinete, tačiau kiek matau, Romas Zibalas prisijungęs lietuvių kabinete, o pas mane kažkodėl tai šiandien... Tai gerai, tarybos nariai, tai tada truputį... Grįžtam prie 30 sprendimo dėl pritarimo Širvintų Atžalyno progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. Gerbiami tarybos nariai, prašau, ar turite direktoriai Jūratei klausimų? Prašau. Aš turiu priminti, kad Romas Zibalas turėjo nusišalinti. Atsiprašau, tarybos nariai, prieš klausimus, ačiū direktoriai. Kviečiu balsuoti tarybos narius, kas už tai, kad Romas Zibalas nusišalintų nuo šio sprendimo. Taip, 19 už. Tarybos narys Romas, matau, atsijungė ir prašau, klausimą turėjo Inga. Tai standartinis klausimas. Ar jūsų įstaigai yra skiriamas pakankamas finansavimas? Jeigu ne, kokioms sritims labiausiai trūktų lėšų? Trūko? Lėšų tikrai netrūko, jos buvo paskirstytos planingai, užteko ir ugdymo lėšų, užteko lėšų vadovėliams, priemonėms, kvalifikacijai mokytojų taip pat užtenka lėšų. Mes turim net platininę Pedagogas LT kortelę, todėl mums labai daug nemokamų būna kvalifikacijos kėlimo kursų, užteko taip pat darbo užmokesčiui, o papildomų lėšų tikimės prisitraukti iš sporto rėmimo projekto. 13 000 tai yra pažadėta iš Europos Sąjungos. Tarybos nariai, prašau, ar dar turite direktoriai klausimų? Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už šį sprendimą, kas už,
kas prieš, susilaikė, veiklos ataskaitai pritarta vienbalsiai ir pasinaudodama progą, gerbiama direktorė, visų tarybos narių vardu, aš žinau, kodėl pas jūs striginėja internetas, nes rytoj direktorė turės ypatingą dieną, rytoj direktorė švenčia labai gražų, labai moterišką jubiliejų. Tikrai labai gaila, kad ir pati asmeniškai negalėsiu dalyvauti, paspausti rankos, bet šiandien turbūt visi tarybos nariai su šypsena ir rankos paspaudimu direktorė sveikina jūs. Gražus jubiliejus, gražus gimtadienis, naujas iššūkis, nes jūs praeitą savaitę laimėjote konkursą ir į mokyklos direktorius, tai jūsų gyvenime dar verčiasi vienas puslapis, gyvenime dar vienas etapas. Tikrai, kol jūs ėjot laikina direktorė, aš manau, kad apsiprato visas kolektyvas, apsiprato vaikai, jūs visus pamilot, jūs visi pamilo ir tikrai mes girdim pačius gražiausius atsiliepimus iš Atžalyno mokyklos, iš tėvų be galo gerus atsiliepimus. Ir miela direktorė, sėkmės tiek karjeroje, tiek darbe ir be abejo asmeninėme gyvenime. Ir su labai gražiu rytoj jūs jubiliejum. Nežinau, kodėl jūs gimėt balandžio 1, bet taip yra. Sveikinam visi tarybos nariai ir sėkmės jums. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Taip. Ir dabar gerbiami tarybos nariai, 39 klausimas praėjo ir gerbiami tarybos nariai, šio tarybos posėdžio formaliai pabaigti dar tikrai nelaikas. Kaip ir kiekvienais metais patvirtinus savivaldybės mero, tarybos ir administracijos ataskaitas, norime pasveikinti labai sudėtingų, įtemptų dėl pandemijos ir kitų didelių išbandymų 2021 metų geriausius Širvintų rajono savivaldybės administracijos, valstybės tarnautojus ir darbuotojus. O jų šiemet laimingas skaičius net 7. Taigi prašau, administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, vicemerė Janina Pažusienė ir direktorės pavaduotoja Dovilė Audėjūtė įteikti sveikinimus ir apdovanojimus. Pirma, darbštumu, strateginiu mąstymu, organizuotumu ir žmogiškosiomis savybėmis daugybė išbandymų kasdien įveikiančią ir tiesioginę prasme kalnus verčiančią švietimo ir kultūros skyriaus vedėją Rasą Kralikevičienę, 2021 metų valstybės tarnautoja. Miela Rasa, sveikinam tave. Tarybos nariai, plojimai. Labai ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū, Rasai. Moterį, kuri savo gražių vidinių pasaulių geba kurti grožį visame mieste bei seniūnijose, kurios patarimai ir įžvalgos tampa mūsų krašto patrauklumu ir naujumu. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėja, valstybės tarnautoja 2021 metų Deimantė Oršauskaitė. Sveikinam. Sveikinam, Deimantė, linkėjimai. Ačiū. Žinokit, pas juos didelis ekranas, jie viską labai labai gerai mato. Labai ačiū. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus buhalterijos vyresnėje specialistė. Visą kolektyvą stebinančią savo kruopštumu, atsakomybę ir švelniu moteriškumu. Tai valstybės tarnautoja Regina Ališauskienė. Miela Regina, sveikinimai jum. Visuomet pozityvę, visuomet pasirengusią atsakyti į klausimus, kantriai paaiškinti ir konsultuoti kuruojamais labai sudėtingais ir jautriais socialinio būsto, savivaldybės turto klausimais. Ūkio plėtros skyriaus
vyriausiąją specialistę, valstybės tarnautoją Onutę Šilaitę. Onutė, sveikinimai tau. Na ir dabar tikrai labai rimtas iššūkis. Pandemijos ir karantininių ribojimų tikrai nebūtume išgyvenę be mūsų informacinių technologijų specialistų, kuriems teko ne tik patiems išmokti, bet ir kitus išmokyti daugybės naujovių, įdiegti sistemas, rūpintis kibernetiniu saugumu. Taigi, geriausias 2021 metų valstybės tarnautojas Gediminas Masiulis ir 2021 metų geriausias darbuotojas Marius Lukošius. Sveikinimai, vyrai, be jūsų 21 metus būtumėm kaip be rankų. Ačiū Gediminai ir ačiū Mariau. Na ir tikrai, čia turbūt net man, žinokit, skaityti nereikėtų, o tai reikėtų sakyti savais žodžiais, nes turbūt žmogus, su kuriuo irgi praleidžiam be galo daug laiko, jis dirba labai daug, jis be galo jautrus, bet jis mažai matomas. Tai ne tik už pareigingumą, atsakingumą, bet ir už vyrišką geriausių metų darbuotojų apdovanojimą. Prašau įteikti ir bendrojo skyriaus kvalifikuotam darbuotojui, mūsų Hendrikui Bagdanavičiui. Hendrikai, jūs ne tik darbuotojas, jūs ir vairuotojas pats geriausias, nes visą laiką važiuojat pagal taisyklės. Ačiū jums labai už viską. Nuoširdžiai dėkoju jums visiems, o šis įvertinimas tegu ir toliau skatina siekti aukščiausių rezultatų, bendravimo, stiprinti labai svarbu darbo aspektą, komandinę dvasią. Visiems ačiū valstybės tarnautojams 2021 metų. Plojimai jums ir ačiū. Ir visiems gražios dienos. Aš taip manau, jeigu direktorė bus gera, tai bent 21 metų geriausiam valstybės tarnautojam ir darbuotojam balandžio 1 dieną padarys laisvadienį. Iš direktorės būtų tikrai labai gražus žestas. Tai tikrai bus balandžio 1-osios pokštas. Bet direktorė, šiandien ne balandžio 1, šiandien 31 ir jeigu jūs padarytume tokią dovaną, tai būtų labai šaunu. Na ką, jau prižadėta, tai reikės. Tai ačiū dar kartą. Taip, tai gerbiami tarybos nariai, dabar taip, eisime toliau. Ir taip, tarybos posėdžio klausimai yra baigti.